Mes čia gyvename, mes esame aktyvūs. Varžybos žmonėms su negale miesto 50-mečio proga. Visagino neįgaliųjų sporto klubas Visagalis jau 18 kartą surengė tarptautinės varžybas žmonėms su negale miesto dienos proga. Šiemet jos buvo skirtos Visagino 50-mečiui. Varžybų atidarymas pažymėtas spalvinga dalyvių eisena, kurioje žygiavo beveik 100 žmonių. Į Visaginą atvyko komandos iš įvairių Lietuvos miestų – Kauno, Utenos, Rokiškio, Zarasų ir Marijampolės. Taip pat dalyvavo ilgamečiai klubo Visagalis partneriai – klubas Solis Plus ir Mes Kopas Peks. Iš Visagino varžybose dalyvavo neįgaliųjų sporto klubų Visagalis ir Visagino Viltis nariai. 2 dienas žmonių su negale komandos aktyviai ir azartiškai varžėsi įvairiose sporto rungtyse. Varžybų programa apėmė pasagų ir sportinių peilių mėtymą, smiginį, bočią, teniso kamuoliukų mėtymą, šaudymą iš pneumatinio šautuvo, šaudymą iš sportinio lanko bei baudų mėtymo į krepšį. Tai gana tradicinės varžybos, kuriuose laikomės tiek paralimpinių rungčių, tiek ir pramoginio pobūdžio veiklų. Po varžybų jau daugiau atsipalaidavimui skirtos rungtys, kad žmonės galėtų pabendrauti, pabūti kartu. Priminkite, kokios rungtys laikomos paralimpinėmis. Paralimpinės tai šaudymas iš šautuvo. Aišku, šautuvai čia paprasti, kaip sakoma, neprofesionalūs, nes tokie labai brangus. Tik keli mūsų sportininkai šauliai turi rimtesnius šautuvus. Šaudymas iš lanko paralimpinė rinktis. Bočia, taip pat paralimpinis žaidimas. Visa kita smiginės, peilių ir pasagų mėtymas labiau bendravimui ir pramogai. Kaip dažnai susitinkate? Ar vyksta varžybos metų eigoje? Per metus dėja labai retai susitinkame ir išvykstame į varžybas, nes nėra finansavimo. O jau kur nors vykstame, tai tik savo lėšomis. Kokias problemas patiria žmonės su negale Visagine ir ką norėtume pakeisti? Jau 18 metų siekiu, kad žmonės su negale labiau išeitų į viešumą, daugiau bendrautų, ateitų pas mus. Jei reikia pagalbos, stengiamės padėti, jei ne, tiesiog pabūname, pabendraujame. Kaip jau minėjote, pirmąjį rugpjūčio savaitgalį jau 18 metų iš eilės rengiamos žmonių su negale varžybos mero tauriai laimėti. O rudenį vyksta ir Visagalio taurės varžybos. Švęsime ir jas. Prie Visagino savivaldybės veikia asmens su negale gerovės taryba, kurios pirmininkas yra Modestas Baltakis. Mes jo paklausėme, kokias žmonių su negale problemas ši taryba gali spręsti savo iniciatyvą. Mes kreipėmės, kad būtų pritaikyta aplinka, ypač žmonėms su negale, kurie juda vežimėliais. Prie ligoninių, šalia mūsų inkubatoriaus, prie priėmimo skyriaus. Tai tikrai labai aktuali tema. Taip pat keliems žmonėms jau buvo įrengti pritaikymai jų gyvenamosiose vietose. Dabar, kiek žinau, planuojama įrengti saugyklą elektriniam vežimėliui. Judame į priekį, tiek, kiek galime. Šiemet taip pat planuojama surengti susitikimus. Taryba turėtų susitikti 2 kartus. Numatyti susitikimai su 2 organizacijomis, kad pasidalytume, ko trūksta, kokios problemos. Tuomet bandytume spręsti per savivaldybę. Šie metai jubiliejiniai, todėl mieste vyksta daug renginių. Vienas iš jų, masiškiausias, bus gala koncertas. Ar jame numatytos vietos žmonėms su negale? Deja, neturiu tokios informacijos, bet mes buvome Daugpilio miesto šventėje. Ten aikštelė buvo pritaikyta, įrengta aukščiau nei kitų žiūrovų. Pritaikyta mums ir tikrai nereikėjo niekam žiūrėti į nugarą ir niekas ant galvų nelipo. Kol kas tai planai ateičiai. Kaip matome, žmonių su negale problemos dažnai lieka be valdžios ir visuomenės dėmesio. Varžybose sutikome seną pažįstamą Marių Montiką, Lietuvos čempioną važiuojant neįgaliųjų vežimėliu. Pokalbio metu Marius papasakojo, kad šiuo metu dirba specialiame taksi žmonėms su negale. Todėl sportui lieka vis mažiau laiko. Reikia užsidirbti pragyvenimui, sako Marius, patyręs traumą autoįvykio metu. Kiekvienas žmogus su negale turi savo istoriją. Tačiau bendros sporto veiklos, bendravimas ir varžybos padeda jiems kovoti su negale ir stiprina dvasinę ištvermę. Daugpilio klubo Solis Plus narė Marija papasakojo, kad dėl didelės problemos su klubo sąnariais jai grėsia prarasti galimybę savarankiškai judėti. Tačiau būtent sportas padeda jai vaikščioti, nors ir su ramentų pagalba. Net gydytojai stebisi. Dabar jau galiu ir pakelti, ir taip va išlavinau, todėl stengiuosi kuo daugiau judėti. Ir būtent sportas man daugiausiai padeda. Taigi išlavinau koją, būtent tokių varžybų dėka.
Mes važiuojame visur ir pas mus atvažiuoja. Dėl to mes judame, stengiamės. Svarbiausia, mes atvažiuojame į Lietuvą, pas mus atvažiuoja, į Estiją. Pas mus labai daug bendro, mes labai tuo džiaugiamės. Mus vienyje draugystė. Varžybų metu talkino 8 jaunieji savanoriai. Rimos Petrauskienės, Veronikos Jurelienės vaikai ir jų draugai. Jie buvo mūsų rankos ir kojos. Apie jaunuosius padėjėjus pasakojo Rima Petrauskienė, klubo Visagalis aktyvistė. Be vaikų abi varžybų dienas stadione, kaip Visagino socialinių paslaugų centro savanorė dirbo ir Visagino savivaldybos tarybos narė Marija Agafonova, prie kurios prisijungė ir kolegė iš tarybos Natalija Tomša. Jų iniciatyva buvo paruoštos dovanos, kurios įteiktos kiekvienos komandos atstovams. Be to, savanorė Aleksandra Jurelytė paruošė kiekvienam klubui suvenyrų su Visagino 50-mečio simbolika. Apdovanojimų ceremonija, kaip visada, vyko labai draugiškoje atmosferoje. Kiekvienas nuoširdžiai džiaugiasi prizininkais ir nugalėtojais, net jei šie nebuvo iš jų komandos. Be medalių neliko nė vienas dalyvis. Šios žmonių su negalia varžybos tai ne tik sporto rungtys, bet ir draugų susitikimai, kurie visuomet tampa tikra švente. Komandų geografija nuolat plečiasi, kaip ir dalyvių skaičius. Bet jeigu šiose varžybose dalyvautų daugiau savanorių ir žiūrovų, tai būtų ne tik moralinis palaikymas žmonėms su negale, bet ir puikia drąsos bei optimizmo pamoka tiems, kuriems gyvenime rodos nieko netrūksta, bet kartais pritrūksta įkvėpimo. Visai neseniai klubas Visagalė sulaukė ypatingo simbolio savo himno. Žodžius šiam kūriniui sukūrė Rima Petrauskienė. Šis įkvepiantis himnas nuskambėjo ir per varžybų atidarymo eiseną. Tegul ši įkvepianti daina padeda visiems gyventi, tikėti ir įveikti bet kokius gyvenimo iššūkius. Ten valia ir draugystė stipresnė už slenksčius. Visagalės jėgos ir stiprybės šaltinis neša viltį iškėlęs aukštai. Kartu esam stiprūs, drauge mes galim pirmyn. Visagalė, tu viską gali. Kartu esam stiprūs, drauge mes galim pirmyn. Visagalė, tu viską gali. Visaginui 50 metų. Ir šventinių renginių skirtų jubiliejų pradžia įvyko ne tik ryškiai, bet ir iš tikrųjų unikaliai. Ketvirtadienį, Liepos 31 dieną, centrinis paplūdimys tapo scena tarptautiniam šou, kurio žiūrovai niekada nepamirš. Panama Pictures, šiuolaikinė teatro trupė iš Nyderlandų, žinoma savo fiziškai stipriais, vizualiai įspūdingais pastatymais, esančiais tarp šokio, cirko, teatro ir architektūros. Jų spektakliai dažnai vyksta nestandartinėse vietose – ant stogų, miškuose, ant vandens ir apima akrobatiką, parkūrą, išraiškingą plastiką, balansą ir darbą su objektais. Spektaklis White of Water – tai vienas iš šių flagmaninių pastatymų. Spektaklyje nagrinėjama pusiausvyros, kontrolės praradimo ir bendradarbiavimo tema. Tiesioginė prasme ant pasvirusios platformos, plūduriuojančios ant vandens. Artistai vilkintis kostiumus atlieka sudėtingus judesius nestabilioje erdvėje. Tai metafora trapiai socialiniai struktūrai, ekosistemoms ir tarpusavio pasitikėjimų tarp žmonių. Vizualiai tai primena šokį skęstančiame laive arba apverstame pasaulyje.